Praėjo nemažai laiko, kai parsivežėm kėbulą ir pradėjom konstruoti naują 25 metų automobilį. Tai pažiūrėkime, kas gavosi, visai nematytas modelis. Nu gerai, paprikolinam ir užtenka, bet iš tikrųjų tai turim pristatyti tai, ko dar nieks nematė. Tai kaip matom, naujų automobilių projektai nesustojo pas mumis. Tai tik pradėjus naują M4, kurį gaminame ir pristatėme praeitais metais, iškart skubėjau pagalvoti apie ką darysim vėliau, nes tikrai nenorėjau sustoti su ketvirtuko projektu ir visada galvojau apie dar vieną naują. Tik šį kartą norėjau padaryti tokį, kuris būtų konkurencingas ir tikrai gražus. Tai turim naujausią M2, kuris vadinasi šį kartą jau G87. Ir mano žiniomis tai yra pirmas kėbulas nuriedėjęs nuo konvejerio, kurį net ir lėktuvu atsiuntė iš Amerikos. Tai užsakėm jį praeitų metų Liepos gale, bet gavom praktiškai po daugiau negu pusmečio, nes labai sunku buvo su šio automobilio naujo dalimis, kaip sakau, pačiu kėbulu. Kėbulą užsakėm tada, kaip atsirado visos naujų automobilių detalės, tai reiškia, kaip BMW įkėlė antruko dalis ir kėbulą į perkamų dalių listą ir ilgą laiką negavom jokio atsakymo. Kada bus pristatymas, kada bus pagamintas. Kiek žinojom tai, kad visus šitus naujus M2, M3 ir kitus naujus galingesnius modelius gamina Amerikoje, tai jau faktas buvo, kad tai užtruks. Tai iš esmės galbūt tik tai sužinojome po 3-4 mėnesių, kad ten pirmą kartą bus 38 savaitę pagamintas, jis yra atsiųstas, paskui gale metų, bet kaip žinom, tai mes įgavom grubiai balandį. Parsivežėm kėbulą ant paletės, kaip ir M4 gavom ir pradėjom žiūrėti tas formas. Tai faktas, kad pasiėmėm iš karto kėbulą su dalim dalių ir visos likusios dalis keliavo ir tempėsi, iš tikrųjų guma tempėsi iki, nežinau, tiksliai iki birželio mėnesio, kol surinkom iš esmės tokį vaizdą, kokį turime. Tai faktas, kad dabar automobilis yra surinktas panašiai, kaip buvom surinkę M4, tik tai šį kartą mes nepasakosim ir nerodysim, kaip juos surinkinėjom. Manau, kad ir M4, ir M2 jie lygiai taip pat susirenka iš esmės. Planas dabartinis yra jį nuskanuoti ir paruošti visą kompiuterinį failą, kad galėtume pradėti projektuoti body kitą. Su šiuo automobiliu norėsiu ir pagaminti, faktas, kad ne pats, bet sukurti lietuvių formų body kitą ir duosime mes gaminti formas latviam, kurie ir prisidėjo prie M4 gamybos. Ir šį kartą turėsime šiek tiek platesnį negu standartinis, bet mano nuomonė, tai jisai yra ir taip ganėtinai platus automobilis. Tai kaip ir žinom, kas nežinom, tai reiškia, šitas automobilis turi lygiai tokį patį priekinį rėmą kaip ir G82, naujasis M4 kėbulas. Tai iš esmės su išsukimu mes problemų neturim, gaminti nieko nereikia, laikas jau susitaupo, jisai jau funkcionuoja, automobilyje sudėtas išsukimas, IRP, turime Field Suspension amortizatorius ir iš esmės mašina jau stovi ant ratų ir preliminarus aukštis jos bus toks, kokį mes matome dabar. Priekinė važiuoklė, kaip ir apkalbėjom jau, ir žinome, kad mes naudojame IRP gamintoje, tai faktas lygiai taip pat ir su galu. Gale naudojame lygiai tokią pačią važiuoklę kaip ir M4, iš esmės niekas gale nepasikeitė pas mumis, turime M4 IRP galinės traukes, Field Suspension galinę važiuoklę, galinius amortizatorius. Naudosime šitoje mašinoje, kaip ir M4, naudosime Bulldogo galinį diffą ir manau, kad tai bus pats geriausias važiuoklės ir drivetraino rinkinys. Šitas automobilis dabar tokioje stadijoje, kurioje dar mąstau,
kokias dalis naudosiu, koks variklis bus, kokia greičių dėžė. Visą tai nulems naujas M4, kurį surinkinėjame su V8 ir DCT dėže. Tai iš esmės apie variklį mes pakalbėsime šiek tiek vėliau, kaip jau turėsiu tikslius planus ir kaip turėsiu tikslius skaičius, kaip veiks M4. Bet iš esmės mano planas čia būtų naudoti V8, o jei V8 nepasitvirtins, grįšime prie 6 cilindrų S55. Kaip matom, šitas M2 G87 iš esmės jis yra visiškai kitoks nei paprastas antrukas. Ne per seniausiai susidūriau su bėdom tokiom, kaip nusipirkau priekinės lempas paprasto antruko ir jos tiesiog fiziškai netelpa, nes jos yra per siauros. Tai norėjau papasakoti, kodėl ėmiau M2 kėbulą. Reiškia, M2 iš esmės nuo paprasto antruko jis kaip ir daugmaž nieko nesiskiria, bet galim pagalvoti apie tai, kad M2 iš savęs jau yra sukurtas platesnis kėbulas. Reiškia, jeigu mes turime platesnį kėbulą, mes automatiškai turime visiškai platesnius kitokius buferius. Tai iš esmės tikslas buvo toks paimti M2 kėbulą, padaryti ant jo body kitą ir turėti jau ganėtinai platų, gražų, tvarkingą body, kuris bus naudojamas ir ant paprasto antruko, ir ant M2. Nes jeigu mes paimsime paprastą antruką ir jį bandysime išplatinti, tai būtų nekoks momentas, kaip išplatintume jį tik tai šiek tiek daugiau negu paprastas M2. Apie formas reiškia paprasto ir M2 skirtumai tai yra daugas. Galinis dangtis, lempos, buferis, sparnai, slenkščiai, priekiniai sparnai, kapotas, priekinis buferis. Mes iš esmės turime visiškai kitą kėbulą ir jisai turi savo unikalias formas. Tai planas yra šiek tiek paplatint, pagražint, paaštrint formas ir manau bus lygiai toks pat geras, kaip ir gavosi mūsų praeitų metų M4. Kaip matot, trūksta vienos akytės šitam automobilį, tai iš esmės negaliu nupirkti, nėra užsakyti jos ir turim kaip ir didelę bėdą, bet iš esmės ta bėda labai lengvai išsispręs. Kaip ir M4 ir M2 lygiai taip pat planuoju padaryti priekinio buferio formą kartu su lempomis, tai reiškia, kad žmogus norėdamas įsigyti body kitą, jisai galės apsispręsti, ar jisai norės su lempom jį turėti ar be lempų. Tai driftui šią praktiką pradėjau naudoti, pradėjęs gaminti M4 priekinį buferį su tuo ir manau tai pasiteisins ganėtinai neblogai. Tai iš esmės, kadangi M2 ir paprastas antrukas turi skirtingas lempas, tai mes nusprendėm pagaminti lygiai taip pat ir priekį, ir galą kartu su lempomis ir iš esmės žmogus bildindamas naują M2 ar paprastą antruką, iš esmės jam nereikės sukti smegenų, jis galės tiesiog paimti, užsisakyti ir turėti body iškart su lempom. Tik lipdukus susikliuos ir turės. Tai dar vienas geras įdomus niuansas, tai kad netyčiom uždėjus M4 stogą ant antruko, matom, kad jisai puikiai tinka. Tai čia buvo labai geras niuansas, kuris nustebino. Faktas, kad turi tikti daugelis detalių, nes tai panaši serija, klasė G serija ir BMW kaip ir kituose modeliuose toli niekur labai per daug nėjo. Tai džiaugiuosi, kad čia yra iš esmės M4 visa važiuoklė, visas pagrindas M4, tai reiškia, kad nereikės labai daug stengtis ir labai tikėtis kažko kito, ką davė ir parodė M4. Tai šiandien tiek, einam skanuot, Vaidas atliks savo darbą, nuskanuos, paruoš mums visus brėžinius ir susitiksim kitame filmuke, kuriame jau pasakosime ir rodysime, kaip gaminame body. Tad iki ir ačiū, kad palaikot.